BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tu nahui, blėt. Atiduosiu pinigų ir netelpa. Jinai pasiekė lengvai iš visos greitį nahui. Aš esu Juršiškin, jūsų nekilnojamo turto brokeris. Nu, blėt, aš nežinau, ar čia yra zaibys. Blėt, 2 litrus riet, pasaka, prabangi tačka 2 litrus riet, sutaupysi babką kitur. Audi fanai! Blėt, evo! Namus teikintai, nu ką, pavalgėm krusanų, pasikrovėm energijos ir atvarėm šiandien su Porsche Cayenne GTS. Porsche gali, karočią, statyti kur nori, pohu vapšė. Porsche turi daugiau privilegijų negu elektromobilis centre. Sumažinau vieną gerą vietą, kur šitas automobilis galėtų atsiskleisti 100%. Važiuojam. Pradžiai noriu pradėti lordiškai. Baltas automobilis idealiai gali tikti prie vienos vietos. Tai yra Trakų Vokės dvaras. Ir šalia ten atvažiuosime prajaustą vaibą. Nes lietuviai perka Cayenne tam, kad jaustis lordais. Blet, kaip gražu, ramu, ramybė tokia, ramybė, kol kas ramybė pas mus. Bet išbandysime mes, ką šitas GTS dar galim. Ir paaiškinsiu, kodėl tai yra vienas iš paskutinių dinozaurų. Ko toliau pas Porsche bus to dėl. Yra paprastas Cayenne'as. Yra Cayenne S, taipogi yra Cayenne E-Hybrid, Cayenne S E-Hybrid, tada Cayenne GTS šitas, po to eina Cayenne Turbo E-Hybrid, dar buvo Cayenne Turbo E-Hybrid GT. Čia tipo ultimatinė versija. Bet esmė, tos ultimatinės versijos eina su plug-in hybridais. Tai yra sunkios baterijos, kurios prideda 300 kg svorių. Jeigu šitas GTS sveria 2300 kg, tai Turbo E-Hybridas sveria 2600 kg. Šitas automobilis kainuoja 150 000 eurų. Palyginimui, Audi SQ8 kainuoja 120 000 eurų. O 150 000 eurų yra Audi RS Q8 pinigai. Čia yra labai dahuja. Ir šitas modelis turi mus kažkom jau nustebinti, nes šiaip jau ta prasme, blėt, 105 eurų. Čia yra būtas, na. GTS prasidėjo nuo 2008 metų, kaip pirmą kartą išleidė su 4,8 atmosferinių variklių, gamino iki 2015 metų. Problema buvo ta, kad variklio gilzuota tokia prasta, kad tiesiog vis laik nusidroždavo viskas. Vėliau jau nuo 15 metų pradėjo statyti 3,6 twin turbo, bet pagaliau sumastė, kad reikia pastatyti 4 litrų twin turbo varikliuką, kuris toks pats kaip turbo, tik neturi plugino. Šitas Porsche'as realiai iš paprastų Porsche mažai kom skiriasi, išskyrus GTS ženkliuką. GTS ženkliukas rodo, kad kažkas čia ypatingo. Porsche pasaulyje aplamai tie sunkus visi automobiliai su logotipu GTS reiškia, kad čiuvas realiai mėgsta vairuoti, supranta, ką jis perka. Čia yra Porsche entuziastų automobilis šeimai. 21 colio kaltiniai ratlankiai, hujen atrodo, gražų dideli diskai, standartiniai, ne karbonas, bet karbono Lietuvoje nahu nereikia, nes prie tokių orų jis niekada nesušils normaliai ir kainuoja brangiai pakeisti. And now here's a word from our sponsor. Žiūrint šį Porsche Cayenne GTS, tas dravė jums greičiausiai sunorėjo irgi sportinio automobilio. O geriausias sportinis automobilis Lietuvoje yra BMW. Ir pigiausią BMW galima atsiplukdyti iš užsienio arba nusipirkti iš Amerikos, jau esantys skelbimuose modeliuką. Ir štai atsiverčiam Car Vertical, mums patikęs BMW 4 serijos modelis. Va, atrodo daužtas, benzinas, kaip ir viskas čia aišku. Galima apsiskaičiuoti, kiek kas kainuos. Automobilis gražus, rida nėra didelio palyginimui. Rida nesuklastota, vagysčių nebuvo, bet žiūrim patirtą žalą. Patirta žala. Ši transporto priemonė buvo apgadinta 5 kartus. Ši transporto priemonė buvo smarkiai apgadinta 5 kartai, va, remonto išlaidos, viskas detaliai aprašyta. Automobilis 5 kartus buvo sumaitotas. Iš pradžio atrodo patraukliai, vėliau supranti, kad, tu įtaisysi jau 6 kartą, nėra jokios logikos. Naudokitės carvertical.com paslaugomis. Linkas yra apačioje, aprašyme po šio video. Užeik dabar, pasitikrink savo mėgstamą automobilį su nuolaidos kodu IGOR20, gausite 20% nuolaidą carvertical.com paslaugom. Junkis jau dabar. Niekada nedvėjok. Reikia vis laik 2-3 kartus pasitikrinti prieš perkant tokį svarbų pirkinį. Man patinka, kad labai daug yra juodų detalių. Čia GTS yra toks tonas. Galiniai žibintai tokie panašus į neoną. Galiniai duslintuvai gražus. Realiai kliorkia gražiai šitas automobilis. Vat principai iki ko dasigyvenom, kad anksčiau visi automobiliai gražiai dirbdavo, o čia dabar reikia 105 štukų eurų išleisti, kad tavo tačka gražiai pliorptų. Toks vat spoileriukas gale.
Jeigu, aišku, imtumėte jau turbūt Cayenne GTS 0, tai turbūt norėtumėte imti Cayenne Coupe. Čia yra 23 metų modelis, visiškai naujas, bet ne pats naujausias, nes naujausiam salonai jau kitokie eina. Priekiniai žibintai, nu, blėn, man grinai varlės, sakys, primena, čia jau nieko nepakeis, švelnus dizainas, labai moteris mėgsta tokius automobilius. Nu ką, sėdus į Porsche, nieko turbūt nenustebinsim su salonu, čia vyrauja minimalizmas. Pasakysiu, kad pačioje naujausia Cayenne versijoje ten iš viso minimalizmas, 3 planšetės stovi ir 1 planšetė, kur tik keleivis gali matyti, vairuotojas nemato. Jos čia dar yra prietaisų skydelės, apsukos rodo senovinių būdų dar, nors 23 metų modelis jau paskutinės su tokiu eina. Viskas jau po to ėjo elektroniniu būdu. Nu kaip dabar naujausiam Taycane. Nu blėt, aš nežinau, ar čia yra zaibys. Čia dar yra kažkiek tai Porsche gyvybės. Nu, naujausiam Cayenne tai tiesiog, blėt, planšečių rojus. Pagrindinis akcentas, aišku, fetišas visiems Porsche vairuotojams yra šitas laikrodukas. Nes čia, kad Porsche Chrono Plus paketas, kad tipo sportinis paketas, va ir rolikas toks yra, kur gali nustatinėti režimą. Labai patogiai. Sport Plus, Sport. Nu, su sporto dukai vairuoja Sport Plus, tikrai normalus nusistato, automobilis tada pažymėja 30 mm, įsijungia agresyvus režimas ir pisa 450 arklio galių. Naujausia versija turi 500 arklio galių. Visur Alcantara, va, apsiūto Alcantara, visur sėdynės Alcantara, porankis Alcantara, panoraminis stogas, kurva. Čia dar yra senovinė pavarų perrengimo svirties tokia, naujose modeliuose jos nėra. Nu ir tiek, nu ir dar ką, galim paminėti, Porsche kvapas, yra tokios odos ir vanilės toks kvapelis, jų firminis kvapas, aš manau, jos firminių būdų tokius salonus daro, tai va tai yra zaibys, nes jeigu kvepėtų dar Volkswagen, tai būtų iš viso pizdėts, na. Dar labai pagrindinis dalykas, ką nustebina visus žmonės, tai kad galite rinktis įvairius spalvų diržus, o čia va yra raudonas, blėt. Anksčiau buvo X5, kad su X5 krūtai bičiai važinėjo, dabar visi iš eilės mudakai važinėja. Su Cayenne ta pati istorija. Mes turim tą pačią istoriją, tik dabar viskas perėjo ant Porsche. Lietuviai labai mėgsta Porsche dėl prestižo. Kita labai įdomi istorija, jūs galvojate, ai, nu čia 4 litrai V8, nu RIS 25-30 litrų, taip, RIS. Bet aš noriu jūs biškai apšviesti. 3 litrų Volkswageno VAG grupės benzinas, kuris yra Audi TFSI ir Porsche, labai genda, o varikliukas šruotė kainuoja 15 000 eurų. Šitą varikliuką pakeis gal 25 kainuotų dabar, nes visiškai naujas modelis. Kas įdomiausia, jūs galvojat, gerai, pokui tas variklis, turiu garantiją. Davai nusipirksiu pluginą. Pluginė prasideda kita problema. Porsche bent jau Amerikoje duoda baterijai garantiją iki 8 metų. Tai reiškia, kad nuo 3 iki 8 metų, jeigu tavo baterija nusidėvė 70%, tai tau ją keis. Bet kokia baterija nusidėvė 7% ir dar veikia? Greičiausiai baterija nusidėvės su kokiais 7-5% ir jum jos tiesiog nieks nekeis. iPhone, jeigu 80 ir žemiau battery health būna, baterija skaitosi netinkama naudojimai, reikia pakeisti. Tai gerai, galbūt šuote surasti jūs tą akumuliatorių už 2,5 gabalo, bet šiaip realiai greičiausiai nesurasti ir jums reikės mokėti labai dachuja. Trečia problema su pluginais, o čia va linksmiausia. Jūs galvojate, blėt, 2 litrus rė, pasaka, prabangi tačka 2 litrus rė, sutaupysi babką kitur. Reality check, bachūrai, realiais duomenim, išbandėm, Panamera, Cayenne, hybridą. Visos šitos taškas ryja 12-14 litrų, blėt, mišrių režimų. 12-14 litrų, blėt, su elektros pagalba. O be elektros 20-25 litrus. Zaibys, welcome to reality, nahui. Taigi nepasimaukite niekada ant pigių triukų, mėgiaukitės dar gerais variklis. Jeigu įmanoma atmosferinis, bet jeigu neįmanoma, nu jau twin turbo nusipirkit, pasimėgaukit, jūs nieko nesutaupysit su tais elektriniais pluginais. Plius turėsite krauti, plius ilgai krauna, problemos. Nahui jums to reikia. Jūs ką, galvojat, komplimentų iš moterų gausit? Gausite, bet iš vyrų gausit daugiau komplimentų. O, blėt, kaip papizdėl nahui, mustangiokas. O, pakeliam varliuko kapotą priekinę. 4 litrų V8 jo didenybė, viskas plastikų uždengta, kad nieko nematytum, niekur nelystum, blėt, nieko nežiūrėtum, nahui. Bet realiai variklis su tokiu dydžiu yra didelis, blėt, didelis kurva, riebus, nahui. Ir gerai važiuojantis, blėt. Ant Sport Plus, nahui. Normalus bičiai jūs laikant Sport Plus važinėja. Kuom GTS skiriasi realiai nuo kitų Porsche, tai yra iš esmės pakaba. Jie buvo pradėti daryti su atmosferiniais varikliais, kas buvo labai mėgiama lenktynininkų, ir su plieninė pakaba. Čia galima rinktis variantą arba plieninė pakaba, Porsche Active Suspension Management, PASM, blėt. Arba yra dar opcija orinė pakaba. Su orinė pakaba jinai gali 30 mm pažymėti, su plieninė pakaba 20 mm pažymėti. Atvisa ir matematika, bet blėt, Porsche ten užsuka jį bat, kad čia ateivių technologijos, kad čia nerealiai viskas, galinį ratą
dar pasisuka, galiniai ratai dar stabdo. Ir jums tam pripudrins smegenų nahu. Tai kokią spalvą norėsite, ble, ponas? Alio. Viena spalva ten tiek štuko, kita spalva tiek štuko. Ir esmė, kad jeigu jinai baziškai kainuoja 105 štuko, tai jinai jums lengvai 180 štuko gali kainuoti. O tada turbo e-hybrid versija kainuoja 200 štuko. O bradinė versija kainuoja 100 štukų, blėt. Kažkada kainavo 85, dabar 100. Už ką čia, blėt, 100 štukų mokėt, nahu? Jeigu pradinė tokia perkėtų 100 štukų, jūs turit kažką pergalvoti savo gyvenime, blėt. Čia jūsų pradinė Cayenne mašina nėra GTS. Jinai niekada nebus GTS ir jinai nebus valdoma kaip GTS, blėt. O čia yra pagrindinės vietos Porsche vairuotojams statyti automobilius. Jie vis laik čia statosi. Nu, nes patogiau, nu, gali susimokėti baudelę, ne, nu, taigi. Bet jie tai vis laik daro, čia yra norma. Sveiki, sveikučiai, čia nekilnojamo turto agentūra Šiškinita. Aš esu Igor Šiškin, jūsų nekilnojamo turto brokeris. Šiandieną mes turime čia nustabų dvarelį. Tai va, dabartiniai situacijai plug-in hybridai, kaip tarkim Cayenne Turbo e-hybrid, turi ir bateriją, ir labai galingą variklį. Iš esmės, be reikalo naudojame energetinius resursus tam, kad nuvažiuotų tą patį atstumą, kaip ir žmonės, tarkim, su autobusais ar su ekonomiškais automobiliais. Dėl to man labai Porsche primena dvarą. Dvaras, kuris naudoja labai daug energetinių resursų, jam reikia didelio personalo jį aptarnauti. Taip pat galima taip pačiai turto klasiai pritaikyti ir privačius lėktuvus, ultradidelius namus, jachtas ir panašiai. Todėl manau, kad jeigu jūs mėgstat dvarus, jūs turėtumėt pirkti Porsche, kuris dahoja ir jie benzą, blė. Kivečių giminė užsiėmė labai daug verslų. Tai buvo žemės ūkis, cukraus pramonė, miškininkystė, geležinkeliai, tekstilės pramonė, malūnus turėjo, alaus daryklas. Jeigu tai iškivečiai gyventų dabar, aš manau, jie vairuotų Cayenne'us, nes jie per daug nekrenta į akis ir yra, nu, maksimaliai galingi. Tai va tokiam va žmonėm Porsche'as ir yra iš esmės sukurtas. Papai, noriu atkreipti tavo dėmesį, ar nepamiršai pasirūpinti savo variklio? Artėja šaltasis metų sezonas ir reikia pasirūpinti savo automobiliu. Tai mūsų rėmėjas Hado pasirūpina mūsų Ford varikliukų, mes pilsime į Fordo revitalizantą benziniam varikliam. Ir kadangi tai yra Porsche Cayenne test drive'as, jūs visi norite nusipirkti savo Porsche Cayenne. Ir dažnai Porsche turi problemų su varikliais. Kaip matote pavyzdyje, Porsche varikliai 4.8 labai nusidrožia ir labai greit nusidrožia. Bet jeigu jūs prižiūrėsit savo variklį, jis tarnaus daug ilgiau. Hado specialistai, hado.lt gali jūs pakonsultuoti, galite skambinti, galite rašyti arba galite kreiptis į artimiausią automobilio dalių parduotuvę, kuri prekiavo Hado produkciją ir jie jums padės. Štai legendinis Fordukas, kurį mes jau test drivinom, atplėšiam Hado revitalizantą. Labai viskas paprasta yra. Atsukam ir tiesiog paėmėm šitą revitalizantą į alyvos skyrių. Gražiai ir rūpestingai neskubam, reikia neskubėti. Ypatingai noriu pabrėžti, kad dabartiniai nauji varikliai nėra tokie, kokie buvo gaminami prieš 20 ar 30 metų. Mylėkit savo variklius. Įpylėm revitalizantą, dabar uždarom kapotą, įjungiam automobilį padirbti 10 minučių ant laisvų apsukų ir galim važiuoti toliau. Šitą taškį užsiveda nahui, va dar va senovinių būdų, blėt. Reikia pasukti šitą šūdą. Pasuki šūdą, tada jinai užsiveda, nes nu, kadangi Porsche turi labai didingą lenktynių istoriją, tai kada vairuotojas įsėsdavo į automobilį, tai mechanikas užvesdavo tą taškę ir kad greičiau pajudėtų, blėt. Karlas Jungas yra sakęs, kad kiekvienas vyras turi būti monstru, kuris sugeba save iki galo kontroliuoti. Aš manau, kad šitas Cayenne'as GTS yra monstras, kuris sugeba save kontroliuoti pilnai, yra civilizuotas. Bet jeigu reikia, jis gali parodyti agresiją, blėt, jis gali parodyti kumštį, nahui. Nes šiuolaikiniai visuomeniai, kai vyras stengiasi iš kiekvienos pusės kastruoti, kad jis būtų kuo labiau moteriškas, kuo labiau suvaržytas. Šitas automobilis dar sako, nihuja. Ne, blėt, aš būsiu toks, koks esu, man pohui. Dabar važiuojame mieste, ramių režimų, viskas nustatyta ant vidutinio lygio, variklis, pakaba, greičių dėžė. Civilizuotas automobilis, nu, bet galima gyventi, tai laviruoja. Vairas dar pasakysiu, ant normal režimo jis toks, jis nėra agresyvus, jis netgi per jautrus, blėt. Automobilio 8 greičių, 2 sankabų greičių dėžė puikiausiai perjunginė pavaras ant normal režimo, bet viskas iki tol, kol neįjungi Sport Plus, blėt. Eik tu nahui, blėt. O, blėt.
Jinai juda, blėt, jinai pasiekė lengvai iš visos greitį, nahui. Paėda jau šiek tiek pagarbo šitam automobiliui, blėt. Dėja, Lietuvos keliais jai per mažai vietos, na, bet vis tiek smagiai varo. O, blėt! O, kažką atgavau adrenalino biškį, blėt. Yra, blėt, smarvytės, nahui, šito teškelai, blėt. Yra, blėt. Va, prasidėjo labai nelygus kaimietiški keliai, bet mes turim sprendimą. Nustatom individual, šasi medium level, šasi normal, drive mode sport. Jinai dabar tapo tokia biški civilizuotesnė. O, labai zaibys, nahui, minkštai eina. Blėt, gerai, kad šitą keliuką atradom. Aš nežinau, mes Budoje randamės. Buda garsėja savo prūdų, nahui. Nes šitą prūdą tais laikais miškiukas čia visus vežiodavo pasikalbėti, nahui. Kai kurie tiesiog nuspręsdavo likti Budoje. O kaimo gimtinė tu mano esi. O, suka, bliuot, agresyvi tokia, nahui. Gerai, blėt, su visais nesiduoda, nahui, duodas tik savieną, blėt. Bet tas vienas mėgsta taip gerai agresyviai, ką nahui, paduoda, blėt, biškį. Abarotą, blėt. Už šį nuostabų Cayenne GTS dėkojame įmoniai qbuilds.lt. qbuilds.lt. Surinks kompiuterį pagal jūsų poreikius arba galėsite išsirinkti iš esamo sortimento. Ateityje Vilniaus Akropolyje, topo centre, bus qbuilds salelė, kur galėsite dar greičiau ir, kaip sakant, paprasčiau susirinkti savo svajonę kompiuterį. qbuilds.lt. Būtinai apsilankykite. Kadangi žadėjau, kad reikia paskambinti į Porsche, padėkot, kad mečiau gert kavą, tai ir padarysiu. Sveiki, jūs paskambinote į UAB Prime Auto, oficialų Porsche automobilio atstovą Lietuvoje. Mano numeris jaučiu blacklistą, blėt. Porsche Zonas, prileistas skambutį radom. Labą dieną. Aš dabar važiuoju su Porsche Cayenne GTS. Tiesiog norėjau padėkot, nes dėl Porsche mečiau gert kafeiną ir norėjau palinkėti jums gražios dienos. Labai dėkoju už gražus skambutis. Sakykit, gal galiu vardą pavardę sužinoti. Igor Šiškin. Bet pakartokit, prašau. Igor Šiškin. Dėkoju širdingai už skambutį. Geros kelionės linkimus visą komandą jums ir iki gražaus pirmadienio. Ačiū, jums irgi gražaus pirmadienio. Aš važiuoju lakstyti. Nu ką aš galiu pasakyti, vat Porsche tapo labai civilizuoti, bet yra problema, vat, kad ant normalaus režimo mašina plaukia, važiuoja kaip Touaregas, bet vairo neiškumas yra, toks lengvumas vairo ir vat, man toks jausmas, kad aš nejaučiu automobilio, kad nėra simbiozės automobilio, bet viskas pasikeičia kaip įjungia sport režimą. Staiga pakaba sumažėja, įsijungia sport režimas, sport drive mode, vairas tampa aštresnis. Vat man jau labiau patinka, bet man to neužtenka, nahui. Nes, man to neužtenka, nahui. Aš nustatau, blėt, Sport Plus. Tada jinai dar labiau sužemėja. Šasiai tampa dvigubai kietesnė už standartą. Ir dar aštresnė tampa, blėt. O dabar va, tai yra tačka, nahui. Važiuojame prie nustabią vietą, Angelų kalva. Randasi prie Užutrakio dvaro netoli. Važiuojant link Trakų, iš Vilnius Kaunas greitkelio pusės, Lietuvų liaudės menas. Tokius Cayenne'us už tokias kainas, aišku, perka, ne marozai, kaip ten bebūtų. Tai nėra čia vietos bagažininkė. Nebent jūs nuimsite štorkę, liepsite muhamorui lipt. Oi, ne, aš atiduosiu rytoj pinigus, Ir netelpa. Matote, jeigu didelis muhamoras, 2-metrinis, iš čia netelpa. Net ir štorkę nuėmus. O uždėjus štorkę, jeigu nedidelis muhamoras, jau niekas nematys, kad jis sėdė. O, kažkas mumpuoja. Audifalai! Man mama sakė visą laiką, kad aš esu naturalistas. Mėgstu gamtą. Mėgstu tikrus dalykus, atmosferinius variklius. Kur šalta, Laukia gera, šalta, toks rudeninis oriukas. Man labai patinka toks oras. Ir viskas, ką jaučiu, tai šalia esančia balta snaigė su varlės snukiu, kuri yra įkaitus, visa traška nuo karščio, duslintuvas traška, dirba fenas, mašina dirba, reikia
reikia pailsėti. Ką aš noriu pasakyti? Porsche Cayenne GTS, būtent GTS, yra vienas iš paskutinių dinozaurų, kuriuo ateityje, aš manau, negamins tiesiog. Arba pervadins GTS plug-in hybridų, bet tai jau nebus GTS. Mėgaukimės šią akimirką, branginkime tai, ką turim, branginkime artimuosius, branginkim savo tačkas, pilkime laiku tepalus. Ir Porsche, pagaminkit Cayenne RS versiją. Visiškai be galinių sėdynių, su karboniniais kaušais, maksimaliai lengvinta, be jokių pluginų ir maksimaliai išspaustos kokius nors 650 arklio galio. Labai jūsų prašau. O žiūrovam palinkėsiu užsivirti skanios, šiltos arbatėlės, ir nuvaryt su savo meilė, kur nors į Trakus, suvalgyt sumuštinuką ir pasakyt, aš kaifuoju nuo gyvenimą, gyvenimas yra gražus. Iki kitų test drive'o. Namaste, kintai. Žinok, aš nieko be tavęs daugiau nebematau. Oh, 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 oh.